Tokas praleidęs per pirmosius du kėlinius 13 minučių. O Salonikų komandos treneris Čarlzas Bortonas dabar trečiąjį kėlinį pradėjo, mesdamas į aikštę ir dar vieną galingą priekinės linijos žaidėją ir bendromis pastangomis graikam pavyksta palaužti Vilniaus komandos gynybą. Nikolajus Padiusas pelno 2 taškus, atkovojęs kamuolį po varžovų krepšiu. O aikštėje graikų komandoje pasirodė 19-metis Sofoklis Šorcenidzis, kažkada vadintas Baby Šeku, mažuoju Šeku, buvęs vienu iš Graikijos jaunimo rinktinės lyderių, tačiau pastaruoju metu kalbos apie labai spartų šio krepšininko progresą ir apie puikias jo galimybės bei perspektyvas, kiek aprimo. Visų pirma dėl to, jog šiek tiek prasčiau nei tikėtas ir nelaukta pradėjo rungtyniauti pats krepšininkas. Dabar būtent jis ir prasižengia. Prie baudų metimo linijos. Antrasis baudos metimas taip pat taiklus, kaip ir pirmajame kėlinyje, taip ir po didžiosios pertraukos. Haris Mojžinovičius imasi iniciatyvos ir renka taškus baudų metimais. 35-30. Ir štai tas galingasis graikų komandos milžinas, 2,7 m ūgio komandos žaidėjas, tuomet jam buvo 16-17 metų. Buvo labai garsiai kalbama net apie jo nebejotiną ateitį NBA lygoje. Dabar tos perspektyvos taip pat jau nebepiešiamos labai drąsiai ir dažnai. Dar vienas perdavimas ir pavyksta pelnyti taškus Harimui Jazinovičiui ir antrąją pražangą iš eilės užsidirba štai šis galingas raumenų kalnas. Tačiau net ir pražangą nepavyko jam nutraukti Harimo Jazinovičiaus atakos. 2 taškai skaityti, Jazinovičius prie baudų metimo linijos. Labai reikalingos varžovo pražangos, galinčios jį gana greitai vėl pasadinti ant atsarginių žaidėjų suolelio. Pataiko baudos metimą Haris Mojžinovičius, 5 iš eilės jo taškai vėl leidžia šiek tiek atitolti vilniečiams, 38-32. Kol kas vyksta pagal tas Tomo Mahoričiaus prognozės, tiksliau sakant, pagal geresnėje jų dalį. Kaip jau minėjau, plius-minus 5 taškai. Tokį rezultatą būtų vadinęs patenkinamu šios dienos rungtynėse Tomo Mahoričius. Ir vilniečiai dabar netgi šiek tiek viršija tą programą Maksimum, tą oficialią programą Maksimum be abejonės. Labai patiktų naujajam komandos treneriui pergalė dar didesnių skirtumų. 2 minutės beveik sužaista šiame kėlinyje, Andrius Šležas. Ir metimas jau susidūrus su varžovų milžinu. Tai nutrūkusi Vilniaus komandos ataka. 2 taškus dabar jau pelno Salonikų Ario komandos žaidėjas ir tai daro tas pats Aleksijus Kiricis, bene aštriausias ir agresyviausias varžovų gynėjų linijos krepšininkas. Ir antrajame kėlinyje būtent jis pridarydavo labai daug nemalonumų, ypač jeigu tik tai štai kaip šioje situacijoje paleisdavo jį iš savo akiračio ir iš savo kietos gynybos Vilniaus komandos krepšininkai. Atsiradusią laisvę Aleksijus Kiricis pasinaudoti mokėjo tada, moka ir dabar, priversdamas prasižengti Andrių Šležą, pataikydamas baudos metimą ir iškart mažindamas skirtumą 3 taškais. 38-34. Jazinovičius, Štelmacheris. Ir dar viena pražanga varžovų komandos vidurio puolėjų, Sofoklis Šorcenidzis yra baudžiamas trečiąją asmeninę pražangą, negana to antrą kartą iš eilės. Tai yra taip vadinama potencialių 3 taškų pražanga ir šiuo atveju krepšininkas, bent jau gali turėti gana rimtų argumentų rungtynių diskusijoms su rungtynių arbitrais. Netgi šiek tiek pats ant jo užlipo Robertas Štelmacheris. Tačiau rungtynių arbitrų šie graikų krepšininko argumentai neįtikino. Pražanga įrašyta, baudos metimas pataikytas ir graikų atsakymas. Pavojingas signalas Vilniaus komandai, jeigu per pirmosius 2 kėlinius vos 1 tritaškį įmetė Vilniaus Lietuvos Rytas ir tai padarė ne kas kitas, o vienas iš varžovų komandos aukštaūgių, 2,12 m ūgio Rajanas Takas, tai dabar jau pataiko iš toli ir Aleksijus Kiricis. Dar vienas nekoks signalas. Tai šis neabejotinai netyčinis, tačiau skausmingas. Tikėkime,
nelabai pavojingas. Varžovų milžino smūgis alkūnė Harimui Jazinovičiui, trumpam netgi nokautuojantis rezultatyviausia Vilniaus komandos krepšininką. 20 taškų jau yra pelnęs Haris Mujazinovičius, beveik pusė visų ekipos iki tol surinktų taškų, 43-38. Ir vėl Aleksijus Kiričius ir dabar tik tai Roberto Javtoko blokas. Gelbsti atrodo Vilniaus komanda nuo dar dviejų, viena iš pavojingiausių varžovų krepšininkų taškų. Muša kamuolį šokinėjantį ant flanko Robertas Javtokas. Pirmosius du kėlinius Vilniaus ekipa padarė 9 klaidas. Ir atkovoja kamuolį Robertas Javtokas. Ir greundamas jį ant žemės pažeidžia taisyklės Terelas Kestlas, 1,84 cm ūgio gynėjas. Dar kartą šis epizodas. Taip, atrodo, kamuolys jau būtų leidęsis nekur kitur į Vilniaus Lietuvos Ryto krepšį. Paskutinė Roberto Javtoko laimėta dvikova, kaip ir pirmoje rungtynių pusėje. Aikštėje pasirodžius Robertui Javtokui iškart suaktyvėja ir aštrėja Vilniaus komandos žaidimas po abiem krepšiais. Galbūt tai nėra išreiškiama toje asmeninių taškų, pelnomų taškų grafoje. Andrius Šležas pelno dabar 2 taškus iš po krepšio, tačiau tai matėme, kaip Robertas Javtokas ką tik prieš tai išgelbėjo komandą nuo 2 taškų savo baudos aikštelėje, o po to padėjo pradžią štai šiai atakai, kurią užbaigė Andrius Šležas, 45-38. Ir dabar jau prasižengė Robertas Javtokas. Dabar pirmąją pražangą savo varžovą privertė užsidirbti, iki tol 3 kartus taisyklės suspėjęs pažeisti Mažasis Šekas. Na, Mažasis tik tai sąlyginai šiek tiek. 90 cm jis yra žemesnis už garsų Šekilą Onilą, pagal kurį ir yra gavęs savo pravardę. Graiko ekipos 15 numeris, tačiau pagal kūno sudėjimą ir pagal svorį atsilieka galbūt dar mažiau. Terelas Kestlas pataiko iš 3 taškų zonos, nebesuspėja pasiekti jo mesto kamuolio Tomas Dalininkaitis ir skirtumas vėl mažėja iki 4, 45-41. Trečiasis taiklus Ario komandos žaidėjų tritaškis šios dienos rungtynėse, klysta perdodami kamuolį viens kitam Vilniaus ekipos žaidėjai ir 2 lengvi taškai, kuriuos pelno Dežuanas Kolinsas, dar labiau didindamas įtampą ir aštrindamas situaciją šios dienos rungtynėse ir svarbiausia, aišku, gerindamas savo komandos padėtį. Neatsitiktinai Tomo Mohoričius dabar prašo minutės pertraukėlės. Ir vėl atsigavė Salonikų Ario komandos gerbėjai. 2 taškų skirtumą varžovams palieka, užbaigdamas greitą kontrataką Ario komandos gynėjas. 45-43. Dar vienas ne visai tikslus perdavimas, tačiau viskas baigėsi labai sėkmingai ir efektingai vilniečiams. Reikalinga buvo štai tokia efektinga ataka, vėl galbūt šiek tiek pasodinsianti atgal į savo kėdes, kaip jau pastaruoju metu nerimstančius Salonikų Ario komandos gerbėjus. Aronas Nesgi prasižengė, leisdamas varžovą ir sukirsdamas jam per rankas. Atrodo, arbitras tiesiog stumteldamas lekiantį pro šalį varžovą. Haris Mujazinovičius pelno savo komandai 22 tašką per 21 minutę, kurią jis yra išbuvęs šios dienos rungtynėse. Ir 4 taškų skirtumas. Robertas Javtokas dabar jau išsidirbo asmeninę pražangą. Taip pat trečioji asmeninė pražanga ir Vilniečių komandos vidurio puolėjui. Sudėtinga situacija. Arbitras buvo šalia nedvejodamas priėmė šį sprendimą ir šį sprendimą siunčia Salonikų komandos vidurio puolėją prie baudų metimo linijos. Vidutiniškai pelno po 6 taškus per rungtynes, žaisdamas tik po 9 minutės. Graikų komandos aukštaūgis ir pataiko tik tai 50% arba kas antrąjį baudos metimą.
Dabar jis lieka ištikimas savo vidurkiui 47-44. 3 taškų skirtumas. Pernelyg aktyviai gynyba kainuoja dar vieną asmeninę pražangą, taip pat trečiąją Aleksijui Kiricijui. Šarlzas Bartonas, kurį laiką dirbęs viename iš garsiausių Europos klubų, Tel Avivo Maccabi klube, vienu iš vyriausiojo trenerio asistentų, tuomet, kai vyriausiojo trenerio pareigas ėjo Deividas Blatas. Štai dabar tapęs pagrindiniu Salonikų Ario komandos treneriu. Klysta varžovai, perima kamuolį Vilniaus Lietuvos Rytas, išsaugotas 4 taškų pranašumas. Dabar Vilniaus ekipos tikslas jį šiek tiek padidinti. Robertas Štelmacheris. Daug perdavimų ties tritaškio liniją, bandant sutrišti rankas kuriam nors iš snaiperių. Ir meta paskutinę atakai skirtą laiko sekundę Tomas Delininkaitis. Metimas iš neįtin geros situacijos, skubota priverstinė ataka ir kamuolys vėl Salonikų Ario gynėjo rankose. Dežuanas Kolinsas, 28 metų legionierius iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ir dar 2 taškus dabar jau vengiant aktyviai gintis Robertui Jeftokui pelno varžovų komandos centras Sofoklis Torcianytis. Skirtumas mažėja iki 2. Perdavimas po krepšiu ir kamuolys išsisuka iš krepšio. Paskutinė akimirka suspėja prasižengti prieš Robertą Jeftoką Ario ekipos priekinės linijos žaidėjai. 48-46. Antroji pražanga Dežuanui Kolinsui. Ir pataiko pirmąjį baudos metimą Robertas Jeftokas. Tik tai Tyronas Nesby pasiruošęs kovoti dėl šio atšokusio kamuolio, jeigu nepataikytų antrosios baudos Robertas Jeftokas, tačiau likusių jo komandos draugų pasitikėjimas pasirodė visiškai pateisintinas. Abi baudas sumeta Robertas Jeftokas, 50-46, vėl 4 taškų skirtumas. Dežuanas Kolinsas po krepšiu ir kaip sėkmingai blokuoja jo metimą Robertas Jeftokas, išvengdamas pražangos ir nepalikdamas jokių šansų drąsiam, galbūt net šiek tiek įžuliam varžovų komandos gynėjai. Kamuolys vėl atitenka Vilniaus Lietuvos Rytui. Artėja į pabaigą trečiasis kėlinys. Tomas Delininkaitis iš 3 taškų zonos, taiklus metimas, po ilgos pertraukos pavyksta vėl atrišti krepšį Vilniaus komandos snaiperiam. Pirmasis taiklus Delininkaičio tritaškis iš ganėtinai toli, pakankamai toli, kad kamuolio nesiektų šalia buvusio varžovo rankos. 53-46. 7 taškų skirtumas. Mažiau nei 3 minutės iki kėlinio pabaigos. Grumtynės dėl kamuolio ir prasižengia Salonikų Ario komandos krepšininkas. Ir 5 žaidėjai dabar kovoja dėl šio. Grįžtame į Salonikus, kur 4. asmeninę pražangą užsidirbo varžovų komandos vienas iš lyderio Aleksijus Kiricijus ir dabar prie baudų metimo linijos rezultatyviausias Vilniaus komandos žaidėjas. Jau 22 taškus pelnęs Haris Mujozinovičius, šiandien pataikęs iki šiol visus 5 baudos metimus. Taiklus ir 6. Skirtumas didėja iki 8 taškų, 54-46. Ir antrasis baudos metimas taip pat pasiekė tikslą ir Vilniečių komandos persvara šokteli iki didžiausio šiame kėlinyje 9 taškų atžymos. 55-46 likus žaisti 2 minutės ir 45 sekundės, o 4 pražangas gavęs Aleksijus Kiricijus sėdi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Ir štai jūsų ekranuose rezultatas pirmųjų 2 kėlinių tarp Šolė ir PAOK klubų. Ir pasirodomas ne vien tik tai todėl, jog PAOK klubas taip pat yra graikų ekipa. Ir taip pat yra iš
Salonikų miesto, tačiau dar ir todėl, kad jis gali būti svarbus ir Vilniaus Lietuvos Ryto komandos gerbėjams, bei apskritai sekantiems įvykius kitose porose, kadangi būtent su šios poros nugalėtojų susitiks ta komanda, kuri pasirodys esą pajėgesnė štai šioje Ario ir Lietuvos Ryto komandų akistatoje. Taigi, jeigu bus įveiktas Aris, jeigu vilniečiams pavyks patekti į kitą etapą, gali būti, jog jiems dar teks sugrįžti į Salonikus. Na, vienu metu įpusėjus antrajam kėliniui rungtynėse šalia atrodė, jog tas kelias būtų labai realus. Tuomet 11 taškų persvarą gana staigiai buvo įgyję PAOK komandos žaidėjai, tačiau, kaip matėme, kėlinį įspūdingų spurtų užbaigė aikštės šeimininkai ir dabar jie turi jau 2 taškų pranašumą. Na ir dar keletas rezultatų iš kitų arenų. Ispanišką derbį tarp Pamesas ir Juventudo laimi kol kas Pamesas komanda 42-27 po 2 kėlinių. Kaip jau minėjau, Šarleroi išvykoje nugalėjo Lukoil Akademiką 85-73, šalia basket 34-32 prieš PAOK. Marusi išvykoje 10 taškų persvarą įveikė Daikman Šlens komanda 71-61. Makedonikos klubas varžovų aikštėje po 2 kėlinių pirmauja prieš Varėzės komandą 42-34 ir jau pasibaigęs rungtynių rezultatas Maskvos Dinamo Šaco Hemofarm 84-81. Rungtynės vyko Vršace. Na, dabar vėl galime grįžti į Salonikus. 7 taškų skirtumas 55-48. Valtomis Simokopolos. Ir atsiduria laisvas ties 3 taškų linija varžovų gynėjas. Metimas netaiklus, o po to jau ne tik su svetimais, tačiau ir su savais krepšininkai sėkmingai kovoja Robertas Jevtokas, tvirčiausiai sugriebdamas kamuolį po savojų krepšiu. Štelmacheris, Tyronas Nesby, viena iš retų progų šiam krepšininkui ir pataiko iš 3 taškų zonos Tyronas Nesby, vėl komandai grąžindamas 10 taškų pranašumą. 58-48 baigiantis trečiajam kėliniui, vos nesuklysta varžovai, čia mažėja atakai skirtas laikas. Iš toli priverstas mesti graikų krepšininkas, metimas netaiklus. Kamuolį grąžins į aikštę Salonikų Ario komandos žaidėjai, pabandė perkalbėti teisėją Tyronas Nesby. Net nesuabejojo savo sprendimu vienas iš rungtynių arbitrų. Šiandien be teisėjauja Stefano Cesaro iš Italijos, Juanas Karlosas Mihana iš Ispanijos ir Šmuelis Bacharas iš Izraelio. Liko 1 minutė iki šių rungtynių trečiojo kėlinio pabaigos. Ir vėl ginčytina situacija, nuo Andriaus Šležo rankų kamuolys palieka aikštę, taigi dar viena galimybė Salonikų Ario komandai. Dar kartą šis epizodas galbūt ir lietė šiek tiek dešinę ranką kamuolį Andrius Šležas. Geriausiai žino tai jis pats, galbūt ir rungtynių arbitras buvęs visai šalia. Tomas Kestlas. Kėmė iš aikštės savo milžiną, mažąjį milžiną Salonikų Ario komandos treneris, leido grąžino į aikštę Arturą Johnsoną ir Arturas Johnsonas, kaip ir pirmojo rungtynių pusėje, taip ir nesenai pasirodęs aikštėje vėl pradeda kelti gana rimtą grėsmę vilniečių krepšiui. 58-50 po įspūdingo, galingo dėjimo iš viršaus ir kaip įspūdingą ataką užbaigė Robertas Jevtokas. Tai netgi gražiau ir galingiau nei matėme prieš 15 sekundžių prie Vilniaus komandos krepšio, šį kartą jau net ir su kliūtimi. Sukala kamuolį į krepšį Robertas Jevtokas, aiškiai nusitaikęs buvo štai į tokią atakos pabaigą. Robertas Jevtokas negelbsti varžovų, net ir Ryanos teko antroji pražanga. Jevtokas prie baudų metimo linijos. Galima sakyti, jog visas tas emocinis Arturo Johnsono dėjimo poveikis neutralizuotas ir išsklaidytas. 60-50 ir netaiklus Roberto Jeftoko baudos metimas. Taigi lieka 10 taškų skirtumas.
Ir dar vienas dėjimas iš viršaus, štai taip nelinkęs yra nusileisti Arturas Johnsonas. Skirtumas mažėja iki 8 taškų ir tuo viskas šiame kėlinyje atrodo ir baigėsi 60-52. Taigi pavyksta padidinti skirtumą 3 taškais per trečiąjį kėlinį Vilniaus Lietuvos Rytui. Ir dabar viskas priklausys nuo to, kaip sugebės atsilaikyti paskutinę rungtynių atkarpą vilniečiai. Grįžtame į Salonikus, netrukus čia prasidės ketvirtasis šio pirmojo aštuntfinalio mačo kėlinys. Ir tą paskutinę 10 minučių atkarpą Vilniaus Lietuvos Rytas pradeda vėl šiek tiek padidinęs savo pranašumą po gana sėkmingo, nors ir permainingo trečiojo kėlinio. 60-52. Trečiasis kėlinys baigėsi vilniečių komandos naudai 27-24. Ir Tomo Machoričius. Debiutinės jo rungtynės naujose pareigose. Robertas Štelmacheris pradeda pirmąją Vilniaus ekipos ataką šiame kėlinyje. Štelmacheris, Andrius Šležas suklaidina vieną varžovą, pašokdina antrą, tačiau metimas netaiklus. Ir su kamuoliu vėl graikų krepšininkai. Dežonas Kolinsas. Tonis Asimokopulas, priverčiantis prasižengti Tyroną Nesbį. Ketvirtoji asmeninė vilniečių komandos legionierių pražanga. Šiandien Nesbį kol kas yra pelnęs 6 taškus, pataikė 1 tritaškį iš 4 ir sumetė 3 baudos metimus iš 4. Vėl Dežonas Kolinsas ir iš 3 taškų zonos metimas netaiklus, tačiau kamuolį atkovoja Asimokopoulos. Pražanga puolant krepšį, rodo rungtynių arbitras. Nesiverždamas palei galinę liniją, atsistūmė ranką nuo Tomo Delininkaičio graikų ekipos puolėjas. Antroji asmeninė pražanga jam. Ir laukia, kol pasikeis krepšininkai graikų ekipoje. Rungtynių arbitrai dabar gali pradėti dar vieną ataką Vilniaus Lietuvos Rytas. Ketvirtajame kėlinyje šiek tiek iš arčiau ir aktyviau pabando paspausti vilniečių komandos gynėjus graikų ekipos legionieriai. Dežonas Kolinsas ir vėl į aikštę grįžęs Terilas Keslas. Ir dar viena pražanga tam pačiam Antoniui Asimokopului. Trečioji asmeninė, antroji komandinė. Tik tai taip pavyko sustabdyti dar vieną Roberto Javtoką bandymą įspūdingai užbaigti ataką. 10 taškų ir 5 atkovoti kamuoliai. Bei labai svarbus taiklus baudos metimas. Pirmieji taškai šiame kėlinyje. Robertas Javtokas ir Haris Mujezinovičius kartu yra įmetę jau 35, dabar jau 36 taškus. Ir tai yra daugiau nei pusė visų komandos surinktų taškų. 62-52. Vėl 10 taškų skirtumas. Lokai kol kas nuo krepšio laiko savo priešininkus vilniečiai. Iki štai šio aštraus ir atrodo Vilniaus komandos gynybai netikėto Antonio Asimokopulo reido. Dabar jau pražanga bus priverstas įsirašyti, arba tiksliau sakant, jam bus įrašyta Tomui Delininkaičiui. Tokias vėl galbūt neįtin ryškus, tačiau pastebimas judesys alkūnė, bandant išvengti kontakto, ir tai yra 5-oji Tomo Delininkaičio pražanga. 8 taškus pelnęs Vilniaus komandos krepšininkas sėdęs ant atsarginių žaidėjų suolelio. Šiandien jis buvo beje 3 pagal rezultatyvumą. Visišką laisvę po varžovų krepšių gauna Antonis Asimokopulas, 2 lengvi jo taškai. Pataisė Terilo Keslo metimą Asimokopulas. Ir Vilniaus komanda dar kartą nesugeba atsakyti rezultatyvę ataką į varžovų sėkmingą antpuolį. Negana to, tokie antpuoliai dažnėja. Dežonas Kolinsas, dar 2 jo taškai. Ir skirtumas jau tik tai 4. 62-58. Šį kartą atrodo jau
Bus nubausti Salonikų Ario krepšininkai. Aiškiai Antonio Asimokopulo pražanga, siunčianti prie baudų metimo linijos Robertą Štelmacherį. Atsiranda neblogų ženklų ir varžovo ekipoje. Ketvirtoji pražanga Salonikų Ario komandos krašto puolėjui. Robertas Štelmacheris prie baudų metimo linijos. 6-0 laimi paskutinę poros minučių atkarpą Salonikų krepšininkai. Ir Robertui Štelmacheriui pavyksta pirmuoju taikliu baudos metimu padidinti skirtumą. Kol kas nė vienos iš 4 baudų neprametė šiandien Robertas Štelmacheris. Ir šaltakraujiškai pataiko ir 5-ąjį baudos metimą. Vėl 6 taškų skirtumas. 64-58. Dažniau spragų Vilniaus komandos baudos aikštelėje randa 10-ąjį tašką pelnantis Dežanas Kolinsas. Per pirmosius 2 kėlinius Vilniaus Lietuvos Rytas varžovų lyderiai leido įmesti tik tai 3 taškus, visus juos baudų metimais, o štai dabar jau padažnėja tokie metimai iš po krepšio. Pražanga 11-ajam numerį Jegorui Mešerekovui. Štai jo stumtelėjo Robertą Štelmacherį. Antroji asmeninė pražanga Salonikų Ario komandos krašto puolėjai. Aurelijus Nesbi. Šiek tiek gerokai mažesnis varžovas. Robertas Jevtokas atkovoja kamuolį ir pataiso jo netaiklų metimą Simas Jasaitis. Laiku kyštelta ranka, tiksliai užsimta padėtis po varžovų krepšiu. Padeda vėl šiek tiek padidinti skirtumą Vilniaus Lietuvos Rytui. 66-60. Ir dar viena varžovų klaida. Galimybė šiek tiek atsigauti ir nutolti nuo priešininkų Vilniaus Lietuvos Rytui. Paliktas begėdiškai laisvas buvo Tyronas Nesbi, tačiau laisvas būdamas jis taip pat sumeta naiptol ne visus metimus iš 3 taškų zonos. O dabar 3 taškų metimu atsako Sartiris Karapostolo, 1,96 cm krepšininkas, gana epizodiškai rungtyniaujantis pastaruosiuose mačuose. Ir jo 3 taškis metimas per pusę mažina Vilniaus Lietuvos Ryto komandos persvarą. Simas Jasaitis iš 3 taškų zonos. Netaiklus metimas. Ir dabar jau šansas dar labiau priartėti, o galbūt net ir išlyginti rezultatą varžovams. 66-63. Dežanas Kolinsas. 4 minutės sužaista šiame kėlinyje, taigi pakankamai daug laiko patiems įvairiausiams scenarijams. Ir dabar jau savo scenarijų pradeda rašyti Salonikų Ario krepšininkai ir nenorėdamas, jog tokia situacija tęstųsi, sumažėjo skirtumai iki minimumo, minutės pertraukėlės prašo. Labai sunkiu momentu pataiko Tyronas Nesbi, negana to Haris Mujozinovičius priverčia varžovą užsidirbti asmeninę pražangą. Vėl užtvėręs kelią link krepšio Dežanui Kolinsui ir atrodo pagal rungtynių sprendimą dar nestovėjęs štai tame puslankyje, kuriame atsidūrusio besiginančio žaidėjo veiksmai yra labai apriboti. Haris Mujozinovičius dabar vėl sėkmingai apsigynė, padėdamas komandai vėl atkovoti kamuolį. Perdavimas arčiau krepšio, dabar jau vos nesuklysta Robertas Štelmacheris, Jarutis. Jo metimas iš 2 taškų zonos netaiklus, o po krepšiu tik tai vienintelis Robertas Jevtokas ir 4 Ario krepšininkai. 69-67, 2 taškų skirtumas. Prasideda 6-oji šio kėlinio minutė. Nepataiko ir Jegoras Mešerekovas. Taip pat dabar jau kiekvienas metimas tampa labai svarbus ir labai reikalingas. Kiekviena klaida gali būti labai brangi. Na, bet kuriuo atveju komandų dar laukia atsakomosios rungtynės. Šios dienos dvikovoje jau veikiausiai nei vienai, nei kitai ekipai nepavyks įgyti persvaros, kurią būtų galima vadinti garantuojančią kelialapį į kitą etapą. 4 minutės ir 11 sekundžių iki kėlinio pabaigos, taigi dabar jau belieka sužinoti, galbūt kaip baigsis, kaip jau minėjau, tas savotiškas pirmasis kėlinys šioje akistatoje, šioje dvikovoje. Prasižengia Sartiris Karapostolų.
Antrasis kėlinys, antroji mačo dalis bus sužaista kitą antradienį, vasario 8 dieną Vilniuje, Siemens arenoje. Taiko baudos metimo Rolandas Jarutis. Skirtumas vėl padidėja iki 3 taškų. Porą tokių labai agresyvių bandymų išlyginti rezultatą ir perimti iniciatyvą Vilniaus komanda jau atlaikė. Tačiau pastarasis buvo kol kas pats pavojingiausias. Vienu metu jau buvo įsiveržę į priekį Salonikų Ario krepšininkai. Šiuo laiku įsismaginusius varžovus pristabdė Tairono Nesbi tritaškis metimas. O dabar štai dar ir pataikyta antroji Rolando Jaručio bauda. Ir vėl po krepšį siaučia Dežuanas Kolinsas. 14-asis jo taškas. Vėl sumažėjęs skirtumas. Dar vienas dėjimas iš viršaus. Na, kai tik tai išsiplečia Salonikų Ario gynyba, gaudydama Vilniaus komandos snaiperius ir gynėjus, tuomet atsiranda laisvų plotų. Štai tokių laisvų plotų po varžovų krepšiu. Haris Mujezinovičius pelno savo komandai jau 26-ąjį tašką. Ir dar... Grįžtame į Salonikus, kur ką tik baigėsi minutės pertraukėlė ir savo ataką dabar jau pradeda Salonikų Ario krepšininkai, atsiliekantis 4 taškais, 73-69 priekyje Vilniaus Lietuvos Rytas. Iš 3 taškų zonos, iš labai toli meta ir nepataiko varžovų komandos krepšininkas. Prieš tai 3 taškį vieną įmetęs Sortyris Karapostolų, o po to jau atkovoja kamuolį savo baudos aikštelėje Vilniaus Lietuvos Rytas. Ir vėl kiek padidėjęs ir suaktyvėjęs spaudimas. Pirma tenkantis Robertui Štelmacheriui ir Rolandui Jaručiui. Taironas Nesbi po krepšiu. Netaiklus metimas. Neišnaudota galimybė. Tačiau galbūt ne vien tik tai dėl to prarasto šanso. Dabar griebėsi už galvos Taironas Nesbi. Atrodo, jog susidūrė su varžovu po krepšiu Vilniečių komandos legionierius. Ir trečią pražangą užsidirbo Robertas Štelmacheris. O Sotyris Karapostolų sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Aikštėje Aleksijus Kiricis. Nemažai nemalonumų Vilniečiams pridaręs Ario komandos žaidėjas. Jau kurį laiką sėdėjęs priverstinai dėl 4 asmeninių pražangų. Ir nepavyksta pirmasis metimas, o po to jau pamatęs, jog situacija labai sudėtinga. Haris Mujezinovičius kerta varžovui per rankas, ne tik rankomis, tačiau ir visų kūnų. Ketvirtoji Hario Mujezinovičiaus pražanga. Tai šis epizodas ir prie baudų metimo linijos. Salonikų Ario komandos vidurio puolėjas. Galima net nebejoti, jog Haris Mujezinovičius yra išsinagrinėjęs šią krepšininko statistiką. Ir ta pražanga buvo apgalvota. Žudbūt neleisti varžovai pelnyti 2 lengvus taškus. Didelė tikimybė, jog pataikys vos vieną baudos metimą iš 2. Priešininkų milžinas. Taip ir atsitinka 1 tašku. Pavyksta sumažinti skirtumą graikų komandos aukštaūgiui. Haris Mujezinovičius. Ir praranda kamuolį, o po to dar ir prasižengia. Ir tai yra 5-oji asmeninė Hario Mujezinovičiaus pražanga. 26 taškus pelnęs ir labai sėkmingai šiandien rungtyniavęs Mujezinovičius priverstas yra apleisti aikštelę, surinkti gavęs 5-ąją asmeninę pražangą. Vietoj 26 taškų dar būtų galima pridėti ir 8 atkovotus kamuolius, 2 perimtus, bei net 8 pražangas, kurias padarė būtent prieš Harį Mujezinovičių Salonikų Ario komandos krepšininkai. Tačiau šioje statistikos grafoje jau niekas nepasikeis. Dabar reikia pažiūrėti, kaip pakeis savo skaičius ir komandinį rezultatą aikštėje esantys ir galintys žaisti Vilniaus komandos krepšininkai. Nepataiko pirmojo baudos metimo Aleksijus Kiricis. Antrasis metimas tikslesnis. Skirtumas sumažėja 1 tašku ir vėl labai aktyvi gynyba. Dežuanas Kolinsas spaudžia Rolandą Jarutį 73-71. Jarutis, Kležas, Štelmacheris. Štelmacheris lenda po krepšiu, o šiek tiek ir pabūgo.
bandžiusio blokuoti jo metimą Antonio Asimokopolo, ištraukė šiaip taip kamuolį Graikijos krepšininkai ir susidaro savo dar vieną galimybę. Galbūt net ir išsiveržti į priekį, būtent tą ir bando padaryti ir sėkmingai tai padaro Antonis Asimokopolas. Vėl agresyviau ir kiečiau žaidžia šias pastarąsias minutės Graikijos komandos žaidėjai. Štai taip pasiaukojo, čia grūmėsi dėl kamuolio Dežanas Kolinsas ir dabar jau 1 tašku priekyje Ario ekipa 74-73. Rolandas Jarutis veržiasi link krepšio, jo metimą blokuoja ir nuo Jaručio galvos kamuolys lekia už aikštės ribų. Na ir štai kaip džiūgauja dėl šio epizodo Salonikų komandos vidurio puolėjas Sofoklis Šorcenytis. Dabar jau jis dominuoja šioje situacijoje po savo krepšiu. Ir mažiau nei 2 minutės lieka iki 4-ojo kėlinio pabaigos, iki šių rungtynių pabaigos. Salonikuose paskutinėsias pastarąsias 5 minutės įtikinamai 14-7 laimi Salonikų Ario krepšininkai, bandantys užbaigti šią dvikovą spurtų, kuris galbūt suteiktų jiems šiokią tokią persvarą prieš atsakomasias rungtynės ir prieš antrąją šio aštuntfinalio dalį kitą antradienį Vilniuje. Pameta kamuolį varžovai ir vėl gelbsti savo ekipą. 15 numeris, skubotas metimas iš 3 taškų zonos ir šiek tiek pakrikę prie savojo krepšio vilniečiai nebesugeba atkovoti kamuolio. Minutė 10 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Dar viena galimybė pagerinti savo situaciją Ario ekipai. Sofoklis Šorcenytis pirmose 2 kėliniuose gana staigiai prisirinko pražangų, štai dabar jau jis rungtyniauja labai sėkmingai ir naudingai. Šį kartą pavyksta apsiginti Vilniaus komandai, sustabdant labai svarbią varžovų ataką. Na, net ir pralaimėjus šios rungtynės 1, 2, 3 taškais, gali būti, jog po tų antrųjų rungtynių Vilniuje bus galima džiaugtis arba liūdėti, prisiminus štai tokias situacijas, kuriuose sėkmingiau arba netaip sėkmingai sužaidė pirmajame tarpusavio mače Vilniaus Lietuvos Rytas. O kol kas šių rungtynių paskutinė minutė. Robertas Jeftokas veržiasi link krepšio. Andrius Šležas, metimas netaiklus ir kamuolį atkovoja Aleksijus Kiricys. Dabar jau neskubėdami kruopščiai stengsis parengti vieną iš paskutinių savo atakų Ario komandos žaidėjai. Na, jie taip pat supranta, jog viskas spręsis Vilniuje. Dabar svarbu tiksliau sužaisti tas paskutinės sekundės. Jų dar lieka 20. 8 atakai. Aleksijus Kiricys apsigina nuo jo metimo vilniečiai ir atsiranda šansas išsivežti bent jau 1 taško persvarą Vilniaus ekipai. Kokius 2 taškus pelno Robertas Štelmacheris. Šį kartą rungtynių arbitrai nefiksuoja pražangos varžovų komandos aukštaūgiui, kuris tarsi sieną užtverė ir veikiausiai net nepažeidė taisyklių, tačiau svarbiausia, jog net ir šį gynybinę sieną nesustabdė Vilniaus ekipos krepšininko. Štai Roberto Štelmacherio reidas. Susidūrimas su varžovų milžinu ir 2 taškai, vėl grąžinantis 1 taško persvarą Vilniaus Lietuvos Rytui. Minutės pertraukėlė. Grįžtame į Salonikus, čia paskutinės 2 kovos sekundės ir jau aidint sirenai, atrodo, pataiko tritaškį varžovų komandos lyderis Dežanas Kolinsas. Štai taip pradžiugindamas savo komandą, savo komandos gerbėjus. Taigi pirmąją 2 kovos dalį su įspūdinga pabaiga 4-ajame kėlinyje 3 taškų metimu 2 taškais laimi Salonikų Ario komanda 77-75. Taigi 2 taškų persvarą atsiveš į Vilnių Salonikų Ario krepšininkai. Ar jos jiems užteks ir ką pasistengs padaryti vilniečiai, kad ją panaikintų? Savo arenoje mes pamatysime po savaitės kitą antradienį. Tiesioginė Lietuvos televizijos transliacija iš Siemens